Sveiki, čia matome mes mūsų SCAN sistemą. Turime su 25 mm izoliacija ir su 50 mm izoliacija. Turime galimybę praėjimui SCAN sistemos nuo krosnelės tiesiai per stogą kertant. Taip pat turim sąranką, kurią galime išpildyti iš lauko pusės montuojant, kertant pastato sieną. Lygiai taip pat konstrukciją galima panaudoti viduje pastato, jeigu yra reikalingas krosnelės pajungimas iš galo. Tai mes turime tipinius elementus, dvisienę pravalą, dvisienį trišakį su startiniu elementu, dvisienius elementus turim su 25 mm izoliacija. Turime dar startinį elementą 25 mm izoliacija, su kuriuo galima tiesiai jungti nuo krosnelės, kas duoda estetiką ir gražesnį pojūtį. Toliau mes turime dūmtraukio elementą alkūnę 90 laipsnių esant poreikiui. Turime kamino viršutinį antgalį su deflektoriumi, kuris yra pritaikytas iš karto kamino valymui. Jis yra 100% sukonstruotas taip, kad jį atidarius nepasimeta jokie tvirtinimo elementai. Atlikus servisą vėl mes jį puikiausiai uždarom, užveržiam ir dirbo toliau. Taip pat turime dūmtraukio alkūnę 90 laipsnių, be to mes galime alkūnės daryti ir 45 ir 30 laipsnių ir esant poreikiui bet kokio laipsnio, tai mūsų tas neriboja. Turime dūmtraukio tvirtinimo elementų sprendinius, tai sienos kronšteinai vienokio tipo ir kitokio tipo. Turime dūmtraukio stogo sandarinimo detalę, kuri naudojama kertant stogą užsandarinti. Taip pat turime apdailinę detalę, kuri skirta praėjus elementui arba per lubas, arba tiesiog dūmtraukį montuojant per sieną, tai sienos kiaurime uždengti estetinis elementas ir taip pat uždengia papildomus komponentus, kas būna sumontuota sienoje.